Labadiena visiems, viceministrė, gerbiami vadai, kariai ir visi kiti čia susirinkę. Ko išmokau? Išmokau visko. Na kiek išmokau? Prisiliečiau, galbūt galėčiau pasakyti. Turbūt tai buvo įdomiausias projektas mano gyvenime, kuriame man teko sudalyvauti. Ir aš kalbu taip visiškai rimtai, nei kiek nepabaižiaudamas niekam. Požiūris, pačią karinę tarnybą, į gyvenimą, pačią Lietuvą. Pasiilgau žmonos po 4 dienų. Bet tikrai taip pasiilgau, pamilau iš naujo. Tiesiog grįžęs, bet jausmas neišpasakytas. Aš jau minėjau, kad iš tiesų ta mano nuomonė jį pasikeitė, nes aš prieš tai galvojau, kad mes esame truputį prastesni galbūt, bet matydamas ir susidurdamas su tais žmonėmis, kaip jie nuoširdžiai atsidavė tam. Vis tiek mesgi grybai esame, mes taip tiesiai ir pasakėm, ir jiem nebuvo lengva su mumis, nors mes labai iš širdies tai darėme, visą tai stengiamės padaryti ir, žodžiu, buvo jėga. Labai dėkoju Jums, Deivi, už atsakymus ir palieku Jums sceną. Ačiū labai. Kurį čia tam įkaraiškį. Tai dabar... Vienas, du. Mėly draugai, dabar kaip jaučiuosi, taip ir dainuoju. Dabar nereikia dar, ačiū. Ne, viskas gerai. Taip, gera, muzika. Yeah.
Iš tiesų garbė įveikti šią uniformą. Aš atsiprašau už batus. Aš juos užsisakiau, bet jie neatėjo dar man. Tiesiog tokių išmerų Lietuvoje labai nelengva man gauti. Tai jau ką susiradau, tą susiradau, nepykit. Nu dabar kūrinys, kuris vadinasi Tikėk savim, ir mano bičiulis, draugas, Airingas, kuris ir suorganizavo tai, kad aš kažkaip tai čia privažiuočiau, nes iš tiesų Klaipėdoj, kaip bebūtų gaila, nebesu toks dažnas, kaip būdavau anksčiau, čia mano mylimas, mano gimtasis miestas, bet tenka važiuoti čia jau paskutiniu metu tik su darbais. Taip kad kūrinys, kurį dainavau labai, labai seniai. Tikėk savim. Saviminės vargais, jie nežino savo gyvenimo prasmės, todėl jie nieko niekad nepakeis. Tu tikėk savim ir viskas bus gerai, ir tau nereiks galvoti, kam ką pasakei, tik supras, kad jei savim tiki, reiškia Dievas savisi. Sulaukti mirties, mes pasiekėme tiek, kiek pakanka gyvent, ko reikia mums dar, jeigu vis dar mažai. Mes išmokom žudyti, mes išmokom nekęsti, mes išmokom neimti ir su šypsena mirti. Mes tik žaidžiame teatrą, mes tik bandom vaidinti, o spektaklis vadinasi esam laimingi. Savim ir viskas bus gerai, ir tau nereiks galvoti, kam ką pasakei, tik supras, kad jei savim tiki, reiškia Dievas savisi. Tu tikėk savim ir viskas bus gerai, ir tau nereiks galvoti, kam ką pasakei, tik supras, kad jei savim tiki, reiškia Dievas savisi.
pasakysiu kūrinį, kurį labai jau pradžioj kritikavo ir niekas kažkaip tai, kai baigėsi, niekam nebuvo įdomu, kad kaip viskas baigėsi. Aš kalbu apie savo kūrinį Lietuvą, kurioje juokaudamas sakydavau, kad mano dainai teko turbūt išgyventi tiek pat, kiek ir mūsų valstybei. Bet ji yra ir jis skamba. Lietuva.
Žinot, ačiū labai. Nemėgstu aš rodyti juodraščių, dainų juodraščių, bet negaliu nepabandyti pagroti kūrinio, kurį aš kūriau lygiai prieš 2 dienas ir galvodamas būtent apie jūs, apie tikrus karius. Ir galvoju, kad šiandien turbūt galėtų būti ta diena, kai man reikėtų jums parodyti tai, ką turiu sukūręs iki dabar. Aš nemanau, kad ta daina yra visiškai pabaigta, tačiau būčiau labai laimingas, kad pirmąjį variantą girdėsite būtent jūs. Gerbiamasis, jums bus patogu. Ne, man taip ne. Gerai, šiek tiek, jeigu gali. Aš atsiprašau ir tekstas, viskas yra absoliučiai šviežia. Užtat galiu ir suklysti šiek tiek grodamas, tai jau jūs man atleiskite. Bet paskui perversite. Gerai, jūs man reikia tai ten. Gerai. Nutrintas kamufliažas nubėgęs, 3 paros be miego, protas išėjęs, rankose pieškė, šalmas tau brolis atkasai gyvyn, o laikas sustojęs, kantrybės nėra, bet jėgų vis dar pilna, net jei iš dangaus artilerijos slinga.